Labukas. Nu, noriu parodyti aš jums, kaip tas savo garbanas toliau darau. Nežinau, ar prijungsiu čia prie to video, kurį jau esu sumontavus, bet dar neįkėlus. Ar į naują, bet gal greičiausiai į naują. Šiandien važiuoju su draugė susitikti Šiaulius. Turiu dar vieną laisvą dieną. Tai galbūt ir ten pavyks kažką nufilmuoti. Galvojam nueiti atsigerti kavos žymios į Boho. Bet pažiūrėsim, kaip čia mums seksis, nes praeitą kartą norėjom nuvaryti. Ir vyko remontai, tai žodžiu, nenoriu prisišnekėti ir būt garantuota. Tai vat, jau pasidažiau truputėlį. Žinau, čia kažkas matosi, nes čia apšvietimas nelabai geras. Jau pasidažiau, padariau ryte mankštą, paspartavau, padariau alfukus Nikoliai. Žiūriai nustebo. Šiandien išdaiga alfuko. Tai vat nuvedžiau jau į darželį. Reikia dar į paštomatą siuntą įdėti vieną ir, žodžiu, važiuosiu su autobusu. Kažkaip labai dažnai pradėjau su autobusu važinėti. Taip gaunasi, kad vyras važiuoja su savo mašiną, su mūsų mašina. Nu va, atrodau kaip ta moteris tokia, kur nepagresionai vardą, kur su tom, kaip tom gyvatėm. Tai va, prašukuoju. Svarbiausia yra iššukuoti, neit su tom gyvatėm. Žodžiu, prašukuoju. Tokios tos garbanos. Tada aš paėmu su rankom. Jas paformuoju. Atskiriu. Va, ką noriu, kaip noriu. Ir. Nes jos, kai šukuoji, jos vis tiek sukimba į vieną tokią didelę. Bet irgi daug neatskiriu, tik tais kai kurias, kad matytųsi tą formą. Taip, tai man pagrindė svarbiausia, kad būtų apimtis. Ir nebūtų labai daug tų, kaip pasakyti, uodegėlių paršiukų. Tai va. Naudoju šitą plaukų laką. Jis žiauriai gerulis. Man patinka. Ir ko nerekomenduočiau. Nežinau, kaip jums, gal jūs esat bandžiusios, bet Margarita, tas plaukų lakas, ne. Jeigu būtų taip ekstra atvejais, kad reikia plaukų lako ir išbandot kažką naujo ir pirkti Margaritą, tai žinokit, nedarykit tokios klaidos, nes aš buvau padarius tokią klaidą ir žiūriu, sulimpa, ta prasme, geriau iš vis nepirkti. O šitas neapsunkina ir ilgai išsilaiko. Žodžiu, patinka man. Tai va. Čia prieš apšvietimą buvo labai gerai matosi. Bet va. Gražuolė vasara. Tai va. Čia biškai pasivėlė. Bet vis tiek, per dieną, kol nuvyks dar į Šiaulius, jos prasitempė. Ir, žodžiu, gražiai atrodo. Tai vat, tiek kol kas. Toliau pasižiūrėsim, ką nufilmuot pavyks. Kol kas gražios dienos.
Sveiki, žinokit, dar nebuvo tokio varianto. Esam Šiaulių žiebimo eglutėj, taip, Nikolė? Ir, žodžiu, lipom į karuselės ir kol mumis susodino ir įžiebė eglę, nemačiau, žodžiu, tokį situaciją. Tai stebim eglutę pirmą kartą užstrigę karuselėse. Sveikučiai, kaip jūs gyvenat? Aš labai tikiuosi, kad gerai. Šiandien neįprasta lokacija, miegamasis kambarys, dėl to, kad panelė nemiega, jau ganėtinai vėlu. Neina į darželį, griauna namus ir čia taip pasivadina sirgimas, bet užkimus ir dėja, bet, į darželį negalim eiti. Tai va, tai kaip jūs? Tikiuosi, kad tikrai nesergat, viskas yra gerai. Ar jau jaučiasi jums tas kalėdinis laikotarpis, kad greitai šventės, ar pasipuošėte jau eglutę? Norėčiau labai atgalinio ryšio, nes praktiškai jo negaunu, tai kam nesunku pakomentuokit kažką į komentarus. Man bus paprasčiau į kitą video kalbėti ir aplamai matyti, kad jūs matot, kad jūs žiūrit, kad yra kažkoks atgalinis ryšys. Tai tikiuosi jūs eglutės jau pasipuošėt, o jeigu nepasipuošėt, tai turbūt šią savaitę pasipuošėt. Šiandien yra jau 10 diena, tuoj šventės, tuoj kalėdos. Buvome mes įžibėjome Radviliškio miesto eglutės. Tai labai trumpai pabuvom, nes labai drėgnas oras buvo, bet eglutė nuostabi tiesiog. Ir buvom dar iš Šiaulių miesto eglės įžiebime, tai irgi su šalim, bet labiau su lyjom nei su šalim. Tai žodžiu, šiaip faina šventė, tikrai buvo pasistengta, nuostabu tiesiog. Bet žmonių kiek, ta prasme, kas buvo, matėt, belenkiek. Ir nenusipirkau nei vafliuko, nei karšto vyno. Tai turbūt girdisi panelė jau. Nes eilės, nežmoniškos, tai mes su Nikole nuėjom ant karuselių prieš patį žiebimą. Nuėjom ant pačių karuselių. Ir įdėsiu video kažkur, truputėlį pafilmavau būdama ten. Tai žodžiu, taip tas karuselis taip stovėjo, aš net nemoku paaiškinti. Tokiu kampu mes buvom, ant tų pačių karuselių išsirinkom vietą, nes ten daug vietų nebuvo, jau buvo užimtos. Kad skaičiavo eglutės įžiebimą ir aš jo net nemačiau, net nespėjau nufilmuoti, o taip norėjau nufilmuoti. Tik suskaičiavo, uždegė eglutę ir paleido tą karuselę ir prieš kokias 2 sekundės buvo jinai įžiebta ir atsisuko ir jau eglė įžiebta. Tai tokia situacija buvo. Labai norėjau nufilmuoti tą įžiebimą, bet neišėjo. O draugai su vyru buvo pačioj ir jie taip pat nenufilmavo. Toks sambrūzdis tiek žmonių, kad galėjom pasižiūrėti, ką per droną užfiksavo ir nuotraukas socialinėse tinkluose. Tai tiek apie tą Šiaulių eglutę. Šiaip eglutė irgi labai gražiai, Šiauliai irgi nuostabiai pasipuošė. Šiemet stengsimės aplankyti daugiau tų eglučių, norisi. Dabar dirbsiu nuo pirmadienio iki penktadienio. Tai turėsim laiko apvažiuoti tas eglutės, tai būtinai tai padarysim. Tai o šiaip tas pats kalėdinis laikotarpis, ar jums ne chaotiškas, ar viskas spėjot, ar dovanas pasiruošit, nes mums tai kažkoks toks truputėlį chaosiukas, išsimušėm iš ritmo, pametėm truputėlį savo rutinas, tai šiek tiek sunku. Norisi to sustiguoto laiko, bet nieko kaip nors praeis to šventės ir viskas susidės į savo vietas. Tai o dėl dovanų, tai šiemet mes nusprendėm po nežinau kiek laiko, galbūt
Prieš Nikolį gimstat tais metais dar dovanojamės vienas kitam dovanas su vyru, o va šiemet atsirado vėl tas noras puoštis, noras kažką daryti, noras dovanotis, keistis dovanom. Šiaip paprastai dabar tuos metus dovanojamės su vyro šeima, traukiamės lapelius, o su mano šeima iš vis turbūt nesidovanojam išskyrus vaikams. Tai tai šiemet norisi visai kitaip, norisi vienas kitam padovano dovaną, aišku, Nikoliai, kad ateitų tas kalėdų senelis. Dar neparašėm laiško, eisim rašyti laišką. Tai ir norisi tų kalėdų, tų kūčių tryse. Kažkaip nebesinori to chaoso. Tai žiūrėsim, kas čia išeis. Kaip mes čia jas sutiksim. Nauji metai jau suplanuoti. O kalėdas ir kūčias norisi tiesiog pabūti namuose ir ramiai savo pasižiūrėti kažkokius animacinius filmus. Vienas namuose, aišku, kaip gyvėjo, tai tokie tie mūsų metai, o kaip jūs šiemet žadat viską sutikti, nes mes tai dažniausiai visada kažkur išvažiavę, kažkur kur daug žmonių, o dabar taip norisi tos ramumos, sutikti tuos naujus metus artėjančius, ramiai truputėlį įsižeminti, kaip pasakant. Tai tiek, o dar beje, kas dovanoja tas siuntas į užsienį, irgi norėjau labai paminėti šitą dalyką. Ar jūs kokiu laikotarpiu siunčiat? Nes mums tai buvo tokia situacija, ne mes siuntėm, mes kai siuntėm praeitais metais buvo viskas labai gerai, o šiemet mums siuntė iš Norvegijos, tai kažkokia nesąmonė pakibusi ta siunta, nors siunta ten iki 2 kilogramų nedidelė, bet tokia biurokratija. Reikia deklaruoti tą siuntą, nors deklaracija iš vienos pusės jau padaryta, iš siuntėjo pusės, bet ir kaip gavėjui reikia padaryti deklaraciją, ir niekaip tos deklaracijos nei internetu neišeina padaryti, paštas nepadaro nieko, jisai čia nesusijęs, balnais pakalbėti ir paskambinti irgi neina susiskambinti, tai žodžiu, nežinau. Tai mes nusprendėm irgi, norėjom siųsti ar Norvegiją, tai nusprendėm tiesiog nesiųsti, o kai grįš artimieji ir padovanoti po švenčių visų, nežinau, man atrodo, kad galbūt šitas, kadangi šventinis laikotarpis ir gaunasi toks chaosėlis irgi tarp tų siuntų. Tai praeitais metais nebuvo problemų, šįmet tokia situacija. Tiesiog. Žodžiu, tai tiek, ką dar čia norėjau papasakot. Norėjau paklausti, Instagrame buvau įdėjus, kad kokią temą paliesti vlogo metu. Tai visi dauguma atsiuntėt atsakymus, kad tiesiog kaip darau, taip ir daryti, kasdienybė pati geriausia tema ir tiesiog taip tą rutiną viską parodyti iš arti tiesiog. Tai gerai, taip ir darysim. Gal kada nors ir bus kokia įdomi tema pakalbėti. Norėtųsi vis tiek ir apie save kažką papasakoti daugiau, ypač naujiem žmonėm, kurie iš vis nepažįstat manęs. Tai tiek. Tikiuosi dar iki kalėdų susitiksim. Įkelsiu dar vieną video. Dabar eisiu pasikloti lovą, pasikeist patalynę, tai pasimsiu jūs kartu tiesiog pastebėti, kaip tai aš darau. Ir dar norėjau labai papasakoti apie copyrightą, kurį gavau praeito video metu. Tai aš jau ne pirmą kartą gaunu copyrightą, kadangi nauja visai YouTube'ai, tai reikia dar daug visko sužinoti. Tai per savo kvailą klaidą, darydama tuos nykštukus Nikoliai, paleidau Mariah Carey dainą ir
tiesiog nepagalvojau, kad per kolonėlę einanti daina kažką, padarys. Ir bekeliant žiūriu, gavau copyrightą, gavosi po to, kad video kėliau vėliau, žodžiu. Tai dabar bus mažiau tų dainų pas mane pačiuose video, daugiau kalbėsiu, gal ir gerai. Tai vat, šiandien jau yra 10 diena, kai darau nykštukus. Tai sekasi labai gerai, tai galbūt įdėsiu irgi kokį video iš tų kelių, kokius dariau, galbūt jūs pasigausit mintį. Jeigu irgi darote, o jeigu darote, tai pasižiūrėję mano video, galite komentarus parašyti, kokią idėją galėčiau ar išdaiką padaryti, būčiau labai dėkinga. Tai vat, ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, kam nesunku, pakomentuokit, pasidalinkit su draugais. Ir kaip ir minėjau, galbūt sutiksim iki kalėdų, o jeigu nesutiksim, gražaus laukimo ir iki.